Metų pasiaukojimas. Sandra Galdikaitė. Sandra 9 zuikių įkūrėja, o jie ne tie baikštuoliai galvojantis, kad dangus griūna. 9 zuikiai tai žinios, idėjos ir turinio pagalba darnumo keliu einančioms organizacijoms bei tuo besidominčiam jaunimui. Pagrindinis mano veiklos tikslas ir esmė – atkurti žmogaus ryšį su gamta per įvairias patirtis lauke ir viduje, per bendrakūrybos sesijas, per strateginės sesijas, per patyriminės veiklas. Kodėl gamta tokia svarbi kiekvienam mūsų? Iš tikrųjų labai įdomu, kad prieš kelis šimtus ar tūkstančius metų, nežinau, kada čia įvyko tas didysis lūžis, kai žmogus jis kažkaip sugebėjo atsiskirti nuo tos gamtos, nes yra tokia pati gyvybės rūšis, lygiavertė, kaip ir pušis, vabzdžiai, žinduoliai, mes patys esam žinduoliai. Tai ką gali duoti gamta? Sveikatą, gerą savijautą, ramybę, pilnavertiškumą, pilnatvės jausmą ir labai svarbu žmogaus atitraukimo nuo gamtos pasekmė yra nepasitikėjimas savo kūnu. Kokios patirtys ateina užsiėmimų metu? Per kasdienį vartotojiškumą dažnai užsislopina mūsų sensoriniai gebėjimai. Pavyzdžiui, mes klausom garsiai muzikos užsidėję ausinukus, mūsų prigimtinė klausa slopsta. Mes daug aplinkui jaučiam kvapų, slopsta uoslė. Pavyzdžiui, žmogus turi prigimtinį gebėjimą užuosti ateinantį lietų net tada, kai danguje nėra debesų, lietaus debesų. Bet deja, dėl vartotojiškumo tas mūsų prigimtinis gebėjimas slopsta. Ką pagrindai išsinešia žmonės, pastebėję arba gal pirmą kartą pajutę, kokius stiprius sensorinius jutimus turi ir kai kurie netgi atranda tą jau konkretų ir stiprų ryšį su gamta. Lina Paškevičiūtė. Lina – nevyriausybinės organizacijos aplinkosaugos koalicija pirmininkė. Jos iniciatyva pradėta rengti aplinkos būklės visuomeninė apžvalga. Nu, jei dar tiksliau. Valstybė buvo pamiršusi savo pareigą mus informuoti, kokia būklė. Tai dėl to mes, kaip nevyriausybininkai, visuomenininkai, ir ėmėmės užpildyti šią spragą. Tai yra, kada iš įvairių svetainių surinkti į vieną vietą oficialius duomenis, kad vėlgi tie, kurie nori, galėtų lengviau suprasti. Aplinkos būklė. Ką apie ją turime žinoti? Apskritai mes gyvenam tokiam lūžių laikotarpyje, kada mes neišvengiamai turim keisti savo požiūrį į aplinką, savo požiūrį į gamtą, į tai, kaip naudojame išteklius. Ir tas pokytis tikrai yra nelengvas ir sudėtingas. Ir tam mums reikalinga tiek žinoti situaciją, tiek keisti savo požiūrį, kultūrą, netgi, sakykime, pojūtį su tuo, kas yra aplinkoje. Tai aplinkos būklės apžvalga yra toksai bandymas aplinkosaugos koalicijos būtent išeiti tą tokį racionalų lygmenį, kada per faktus, pateikiant juos kuo paprasčiau, bet nesubanalinant visiems norintiems, tai kokia tai yra mūsų aplinka, kiek jinai yra sveika, koks mūsų santykis su gamta, koks mūsų indėlis į klimatą. Tad kur Lietuvai sekasi, o kur reikėtų pasistengti? Kas turi tokį proveržį ir ką mes įsijaučiam, tai yra atsinaujinanti energija. Tai čia jau kur galima rašyti pliusiuką ir sakyti, kad link to einame. Kiek neramina, kad tas, kaip sakykime, proveržis vėlgi ne visada pakankamai jautriai yra atsižvelgiama į kitas dimensijas, tarkim gamtą, tarkim bendruomenės. Ir dėl to mes matom tokius mini konfliktėlius, kuriuos valstybė tiesiog turi spręsti. Nes nėra taip, kad vienas svarbiau, o kitas mažiau svarbu. Viskas svarbu. Giedrius Bučas. Viešosios įstaigos už švarę Lietuvą vadovas, kūrybos kampas 360 įkūrėjas, kino Panemunė puoselėtojas, ekspedicijos Save the Baltic Sea iniciatorius. 2023-aisiais Giedrius aktyviai prisidėjo prie aplinkosaugos ir visuomenės švietimo, vykdydamas įspūdingą veiklų spektrą. Jis sukūrė įkvepiančią instaliaciją Jūra prasideda čia, kuri ne tik atkreipia dėmesį į Baltijos jūros taršos problemą, bet ir skatina žmonės keisti savo įpročius siekiant saugoti mūsų aplinką bei planetą. Tai esmė yra būtent visuomenės švietimo dalis, nes žmonės mokslininkų nesupranta, dabar taip jau yra, nes mokslininkai patys sako, mes nemokam iškomunikuoti teisingai. Politikais, kaip bebūtų gaila, nebetikė. Tai mes visuomenininkai galim susitelkti šitam dalykui ir pakviesti žmonės eiti kartu,
klausyti tą žinutę, išgirsti, nes kito kelio nėra. Tiesiog mes kiekvienas vartotojas jūrą teršiam iš savo namų, iš savo verslų ir taip toliau. Aišku, yra verslai, yra žemės ūkis, yra politikai, kurie priiminėja sprendimus. Tai viskas turi būti kompleksiškai, bet mūsų ta žinia tai būtent yra skirta šiandien dienai daugiau tokiam susitelkimui visų kartu, išsigryninti, nors jinai kaip ir aiškiai, bet išsigryninti, kaip sakau, žmonėms suprantama kalba, pasakyti, kokios pasiekmės to yra ir kokie būdai yra sprendimo. Giedrius kartu su ekspertų grupe nuosekliai grynino ekspedicijos aplink Baltijos jūrą tikslus, o savo idėjas ir specialiai sukurtą instaliaciją plačiai pristatė visuomeniai.